Ir aš galvoju, kad šiandien mes, kai ir tarėmės dėl šito pokalbio, modeliavom, tai truputį pavaikščiosim po personalo valdymo procesus, pakonkretinsim mintis ir idėjas, ką gavom, tada pašnekėsim apie tendencijas ir, dar irgi kažkas gal bendrai kils kokių idėjų, gal ir klausimų turėsim iš auditorijos, tai kas klauso mūsų, žinokit, kad drąsiai rašykit, aš tuoj prisijungsiu prie Facebooko ir vis patikrinsiu. Bet dabar, jeigu eitumėm tolyn per tą atrankos ir pritraukimo procesą, kas dar yra, Inga, gal nuo tavo tada žinutės atsispiriam, kas jau atitarnavę ir ko tikrai nebereikėtų daryti tame atrankos procese, pritraukimo procese, kad mums būtų daugiau sėkmės, nes žmonių trūksta. Iš ties buvo labai geras Woodusales pranešimas, kur jie sakė, ko tikrai nebedarykite, ko nebereikia nei kandidatui, nei jums. Tai visų pirma, trumpinkite savo atrankos procesus iki 2 pokalbių. Nebeieškokite tinkamiausių žmonių ir neberinkite kandidato eilės, nes kandidato eilės jau seniai nebėra. Jis į tokią labai fainą skaidrę uždėjo, kur daugybė pingvinų vis dar keliauja šiaurės ašigalėje. Tai nebėra eilės, yra tinkamas žmogus tinkamai organizacijai, tai gebėti taip susistruktūruoti. Ir čia labai didelė žinutė eina ne tik mums personalo žmonėm, bet labiausiai vadovam, kad nebeprašykit iš personalo žmonių nerealių dalykų. Tai susitarkime, kad kodėl mes ieškome žmogaus, ar ne, ir aš vis tiek truputį noriu įlysti į procesą, kaip mes sakom, tai susižiūrėkite, kokių reikia funkcijų darbui atlikti ir ieškokite tokio kandidato, kuris galėtų išpildyti tuos reikalavimus. Bet jeigu jūs rasite idealų kandidatą viską mokantį, tai ką darys skyriaus vadovas tada organizacijai? Ar jis tai dar belieka reikalingas? Nes jūs turite kandidatą, kuris gali dirbti savarankiškai. Tai šita žinutė buvo tokia labai stipri apie atrankas. Žinau, kad ir Viktorija labai atrankas irgi stipriai žiūrėjo. Viktorija, gal tu dar papildysi? Taip, tikrai papildysiu. Iš Zitos jau minėtų Alisos Miniotaitės pranešimo apie tos keturias ateitis kandidatų, tai aš visgi čia norėčiau uždėti akcentą, kad svarbiausia žiūrėti yra atitikimą kandidato pačiai organizacijai, jos kultūrai ir pačiai pozicijai. Tai yra 2 tokie raktiniai dalykai, kiti 2 tai yra atitikimas komandai ir atitikimas vadovui, jie yra galimi suderinti ir suvaldomi jau pačiame procese, kai žmogus dirba organizacijoje. Bet prieš priimant sprendimą, tai yra šituos dalykus yra svarbu pasitikrinti. Šitas momentas. Kas dar man įstrigo ir buvo įdomu, tai kad kaip kartais prasilenkia paieškos procese organizacijos lūkesčiai, tiksliau tai, ką jinai deklaruoja su jos gyvenimo realybė, kad deklaruoja ir ieško kandidatų pagal deklaruojamą kultūrą, deklaruojamą vertybę, bet neišsigryninę yra, o kodėl mes esame efektyvūs ir kas daro mus sėkmingais rinkoje ir identifikuoti tos raktinius momentus ir pagal tai irgi rinktis kandidatus, kad patiems viduje šitą momentą išsigryninti. Tai man taip labai vertinga pasirodė praktika. Adekvatiems. Taip. Patiems pirmiausiai viduje susivokti organizacijos. O iš Artūro Navicko pristatymo man labai jo patiko analogijos žodžius su Flintstones. Tai Flintstonai yra akmens amžius ir kas yra žodžio akmens amžius. Tai paprastai kalbant, tie personalistai, kurie neturi jokios ATS platformos įrankio, tai yra kitaip talentų pritraukimo CRM, tai yra tas pats, kas žmogus šiai dieną nesinaudotų telefonu. Tai man akivaizdžiausias pavyzdys, kad tai yra must, o ne nice to have. Tiesiog, jo. Ir iš ties apie tas platformas personalistų, tai būtent darbuotojų atrankai ir visai veiklos visam valdymui, mes matėme bent 3 pranešimus, kurie labai gražiai pasako apie naudas darbuotojams. Ir tuo pačiu buvo pristatomos platformos, kurias tu gali patogiai naudoti tam, kad galėtum individualizuoti naudas darbuotojams, nes tokia žinutė labai ėjo, kad nebeveikia motyvacija bendra, jinai yra tiesiog nebeefektyvi ir kaip tik tai vakar labai man patiko pranešimas 7 naudos, kurios nebeveikia ir tada tu kaip klausai galvoji,
taigi tu viską taikai darbe, tugi viską tą darai. Tai tikrai aš manau, kad tas pranešimas, ir pasakysiu, kas skaitė, Irma Bučinskaitė, jinai surinko pilną salę, klausytojų auditorija, buvo nei vienos laisvos kėdės ir turbūt išskirtinai, aš pagalvojau, kad išskirtinai šitas pranešimas įtraukė tokį didelį kiekį smalsių personalo žmonių, dėl to, kad mums tai yra šiandien labai aktualu. Tai Inga, gal galėtum tada pasakyti tas 7, nes jau labai suintrigavai, kokios tos 7 naudos, kurios nebeveikia, ir tada dar Zita, aš norėčiau apie atrankas pakalbinti. Tai, kad, tai dabar tos pagrindinės naudos, tai pirmiausiai kodėl jos neveikia. Iš principo visos naudos veikia, jeigu jos yra individualizuotos, čia yra pagrindinė žinutė. Bet jeigu, kaip pavyzdys, mes galvojame, kad darome renginius darbuotojams ir taip mes juos motyvuojame ir labai, arba darome workationus ir labai juos motyvuojame ir visi nori važiuoti. Ir jinai sako, o kodėl jūs galvojate, kad workationas veiks? Gal žmogus nori miegoti savo patogiai lovai, jūs jį išmetate į nepažįstamą vietą, superšate su komanda savaitį laiko ir sakot, kad tau dabar turi būti smagu, nebūtinai jam bus smagu. Arba kaip pavyzdys padarote renginį, investuojate daug pinigų, išnuomate pačią geriausią vietą, bet žmogus turi važiuoti savo transportu ir tai jį demotyvuoja, jisai pyksta, o kodėl jisai turi važiuoti šeštadienį, dar pavyzdys. Tai mokymai, kodėl mokymai gali būti demotyvacija? Dėl to, kad jie neorientuoti į žmogų, dėl to, kad reikia to organizacijai, bet žmogus nemato vertės. O kas jam iš to, kad ir dar nepasigėdinate įrašyti darbo sutartį sakinio, kad jeigu jisai metų bėgiai išeis iš darbo, jūs išskaičiuosite tos mokymus. Tai viskas yra detalėse iš tikrųjų. Tai tikrai tas pranešimas buvo vertas dėmesio vien dėl to, kad sveikatos draudimas, ar ne? Tai mes dovanojam darbuotojams sveikatos draudimą jauniems žmonėms iki 30 metų ir sakom, tu galėsi pasitikrinti ten pas gydytojus, specialistus, jam neaktualu, jis yra ne tame gyvenimo etape, jis yra jaunas, sveikas žmogus. Tai mes į sveikatos draudimą dar apdedam apribojimus, nes taip finansam atrodo teisingiau, kad pigiau kainuoja, kuo daugiau apribojimų ir jisai neišnaudoja to sveikatos draudimo, išleisti pinigai. Tai daugybė tokių motyvacijos būdų. Aš galiu daug pasakoti, nes man labai patiko. Tai jo, bet aš galvoju, kad esmę mes supratom, Inga, kad tai, ką tu sakai, yra individualizacija. Būtent. Ir požiūris, žiūrėti darbuotoją, ko tam darbuotojui reikia, klausti jo ir duoti tai, ko iš tikrųjų reikia, o ne kažkokį masinį produktą. Tai vienareikšmiškai taip. Dėkui. Zita, dar turi kažką papildyti šitą? Taip, aš tą patį Irmos Bučinskaitės pranešimą dar norėčiau, papildant Ingą, pratęsti, kad man ten skaičiai imponavo, kad 79% organizacijų duoda kažkokias gerovės vertes, ne? Bet visiškai nepamatavę, tik 19% klausia žmonių, kas jiems yra svarbu, ne? Tai čia irgi žinutė, lemputė visiems darbdaviams pasiklausti darbuotojų visų pirma, kaip Debridžo Raimonda Londarienė daro tos trumpas apklausas nuolatos, tai turi būti mūsų kasdienybė, kad turim klausti nuolat. Sugalvojam pokytį, klausim, sugalvojam mokymus, klausim, sugalvojam workationą, klausim. Tai šitas labai svarbu, ne? Taip, man irgi prie atrankos ir pritraukimo, tai turim visų pirma išsigryninti tą darbdavio vertės pasiūlymą. Kokios tos mūsų vertės, ne? Ar tie mokymai ir ko jie verti, visi kiti dalykai organizacijoje, kultūra, kokia jinai yra, apie ką mes kalbam. Ne? O jeigu pasižiūrėti apie patį atrankos procesą, tai man irgi papildant Viktoriją Navicko iš Alliance for Recruitment pranešime labiausiai įsiminė, kad mes turime pasižiūrėti ir įsivertinti, ar teisingi filtrai yra tie, sakykime, mūsų vadovai, ne? Ar jie neatbaido žmonių ir ar teisingai pamato visus tuos aspektus, ko reikia. Tai visų pirma, tašką ir labai didelį dėmesį skirti atrankistams, taip, ar jie yra teisingas tos butelio kaklelis. Ir antras taškas yra vadovas, kuris kalbina savo žmonės į komandą. Tai čia yra turbūt esmė. Aš dar labai norėčiau uždėti ant šitos Zitos minties, uždėti tokią
vis tiek dar ir vertę, ką mes siūlom daryti turbūt šitoje vietoje organizacijoms, kada tikrai, kaip Zita tu ir sakai, kad atrankitas nebūtų įvarytas į kampą ir kad jisai teisingai padarytų atranką, tai aš visada sakau, paprastas sprendimas, apsirašykite darbuotojų funkcijas, ką jisai turės daryti, neatėjęs į darbą, bet tą, ką jisai turės daryti, būdamas jau ganėtinai įvažiavęs į šitą poziciją, apsirašykite labai smulkiai ir žinokite, ko ieškote ir tada bus labai aišku ir kandidatai sakykit, nes vakar nuskambėjo lygiai taip pat žinutė ir skaičiai procentaliai, kiek žmonių išeina iš organizacijos dėl to, kad neteisingai papasako darbo funkcijas jiems. Jie ateina dirbti ir jie pamato, kad gauna visai kitus darbus ir mes turime ugdyti vadovus ir sumuojant vakar gautą informaciją, vis tiek mūsų kaip personalo žmonių darbas yra ugdyti vadovus ir juos mokyti, kad jūs turite žinoti, kokio jūs žmogaus ieškote. Ir personalai ne 4 žodžiais pasakyti, kad ieškau žmogaus už tokį tai atlygį, ką turės daryti. Nu tai ką jisai, pardavinėti, pasiūlymus siūlyti ir į skambučius atsiliepti. Kiek yra povandeninių srovių tame, ką pasako vadovas, bet žinote, kas yra, kad dažniausiai vadovai patys nebūna išsigryninę, jie taip primeta tik tai, ką tas žmogus darys, lygiai tokią pat užduotį duoda personalo žmogui, mes lygiai taip pat numanydami pabandom pašaudyti ir rasti tą kandidatą ir kas gaunasi, žmogus ateina ir sako, jūs man pamelavote. Ir nėra turbūt blogesnio išėjimo iš organizacijos negu dėl to, kad mes apgavome žmogų. Tai ir vakar buvo ta žinutė, kad laikykime žodžio, kad nemeluokim kandidatui dėl atlygio, pažadėjome, tiesiekime, nemeluokime dėl darbo funkcijų, dėl darbo vietos, laikykime sutarimų, ką su kandidatu kalbėjomės pokalbio metu. Ir labai neseniai buvo tokia tendencija, kad atsargiai kalbėkitės, darbo teisininkai sakė, atsargiai kalbėkitės pokalbio metu, nes kandidatas gali jūs įrašinėti ir paskui panaudoti prieš jūs. Ne dėl to mes turime taip daryti, o dėl to, kad žmonės iš mūsų neišeitų ir kad mes morališką veidą, moralinį, etinį veidą organizacijos išlaikytumėm teisingą, mes nemeluojame, mes sakome tau tiesiai. Dėkui, Inga. Ar galiu uždėti paskutinę vyšnaitę ant atrankos proceso? Taip. Kai Zita paminėjo darbdavio vertės pasiūlymą, aš iš karto prisiminiau vienos rinkodaristės praktinę tokią idėją, dabar nepasakysiu pavardės, bet mintis yra tokia, kai mes pozicionuojam darbdavio vertės pasiūlymą, tai nedeklaruoti, kad mes, pavyzdžiui, labai ugdomės, bet pateikti konkrečius faktus. Pavyzdžiui, pas mus X žmonių baigė tokią programą, X žmonių užaugo pareigose. Duoti žmonėm konkrečius faktus, nes faktai konkrečiai tikina ir visai kitaip pritraukia žmonės ir žengia. Ir aš tada to patikiu tiesiog, aš to tikiu, nes tai yra faktai, o ne tiesiog deklaravimas. Tai. Gerai, dėkui labai, Viktorija, už akcentą. Dėkui merginos už pasidalinimą ir aš galvoju, kad einam truputį nuo atrankos gilyn, tolyn. Ir Inga, aš pratęsiu tavo mintį, nes pradėjai kalbėti apie vadovus, kaip yra svarbus vadovas atrankos procese. Ir tas pats Saulius Vanagas, Voodoo Sales, kalbėjo, kiek vadovai kartais pridaro ten kliurkų ir prigadina reikalų atrankų specialistam, tiek norėdami dar 5 kandidatų, kad jie galėtų pasilyginti, tiek tempdami sprendimą ir, kol kandidatas pabėga ir paskui vėl reikia ieškoti ir taip sudėtingoje rinkoje. Ir vadovas personalo valdymo kontekste yra tikrai atliekantis labai labai svarbų vaidmenį ir mes savo klientam nuolatos tą sakom ir šnekam. Ir mano, jeigu aš šnekėčiau apie savo pagrindinę žinutę, kurią išsinešiau už konferencijos, tai Girtekos personalo vadovės pranešime Aušros Bijaminienės nuskambėjo šita citata. Jis sakė, kad pokyčiai prasideda nuo vidinio vadovo pokyčio. Tai reiškia, kad kai vadovas, nesvarbu ko imdamasis ir su kokia strategija ir su vėliava eina, imasi pokyčio, jisai turi suvokti, kad jis pats turės keistis. Nes tada, kai vadovai tik tai deklaruoja, kad mes turim formuoti darbdavių įvaizdį, mes turim formuoti kultūrą aukštą, kad mes turim pritraukti darbuotojus ar ten kažką tai daryti, bet pats sėdės tame pačiame elgesyje savo ar to elgesio nekeis, neprims vidinio sprendimo keistis, tai mes darysim tik tai bergždžią darbą.
Tai vat, su šita mintim aš noriu pakreipti diskusiją į vat, tą mūsų temą dažnai eskaluojama HR ir SEO tandemas. Tai vat, ką čia šitoj temoje išgirdot vertingo, naudingo ir ką galėtumėm vat, savo bendruomeniai papasakoti apie tai, kad padėtumėm išspręsti personalistam problemas, kaip su tais vadovais susitarti. Tai čia aš galėčiau pradėti. Jeigu galima. Tai man labai įdomus šitas klausimas, ačiū Giedrė, kad keli ir iš konferencijos, ką išsinešiau, ir tai yra tikrai labai svarbu, kad HR-as tandeme su generaliniu, su valdyba visada žinotų ribas ir vėl tas darbas petys į petį, ne, kad būtų. Tai vat, kalbant apie autonomiją, Konstantinas Markydės iš London Business School labai gerų pastebėjimų davė apie tas ribas. Ne? Duokime autonomiją vadovams, duokime HR-ui autonomiją, bet vis tik tas aukščiausias vadovas turi nubrėžti ribas, kas yra mums vertė ir kur mes einame, kryptyje. Ne? Ir antras aspektas, antra dedamoji šitam sėkmingam tandeme, tai yra rolės modelis. Paties vadovo, kokį lyderystės modelį jisai pats demonstruoja. Tai vat, čia yra turbūt labai svarbu. Ir kaip sakė Konstantinas, vaikai, organizacijai darbuotojai kaip šeimoje vaikai. Children see, children do. Tai visi darbuotojai organizacijoje labai didelėm akim žiūri į HR, labai didelėm akim žiūri į vadovą. Ir kaip mes elgiamės organizacijai, tai tokį toną mes ir užduodame. Tai va čia tas tandemo esmė susitarti kiekvieną žingsnį, vat, kaip ir Inga minėjo, kad nebūtų nei atrankos procese išsitaškymo, o kaip čia bus ir apie ką kalbėsime, bet kad būtų labai vieningas ir nuoseklus darbas. Ir aš čia, žinai, Zita, iš karto dėkui tau labai už tokį gražų irgi gražias mintis, bet labai noriu pareflektuoti su Adformo personalo vadovės pranešime išsakytą mintim, kad ką mes galim personalistai padaryti, jeigu yra problemos su tuo, kad vadovai nesikeičia. Tai turėti drąsos ir jos buvo labai graži citata, do leaders able to look at the mirror. Na prasme, kad parodykim jų elgesį ir pasakykim, kas vyksta ir kodėl taip vyksta, nes galbūt tu, gerbiamasis vadovė, taip elgiesi ir tokį elgesį tą transliuoji. Tai dėkui. Tiesa, ačiū. Ir iš tikrųjų tai vakar kalbėjo Genovaitė Petronienė, lygiai taip pat ką daryti, kaip įtampa persismelkia į vadovo gyvenimą ir į vadovo darbą ir kaip dirbti su tokiu vadovu, kuris iš tikrųjų turi didelę naštą ir kodėl jisai toksai yra. Tai aš galvoju, kartais mums personalo žmonėm irgi labai svarbu ne tik tai bandyti tos vadovus priremti prie sienos ir sakyti keiskis, nes nieko nebus nuo tavęs priklauso, bet padėti jam tą padaryti, gebėti identifikuoti ir gebėti surasti pagalbą, pasiūlyti pagalbą vadovui. Tai mūsų irgi yra darbas, kaip mes tą galim daryti, tai ieškoti podcastų, ieškoti straipsnių, ieškoti informacijos ir jam sakyti, kodėl jis tą turi daryti ir kas bus, jeigu jis to nedarys. Tai dalinai, kad mes iš tikrųjų turime suvokti savo tikrąją rolę organizacijoje, kad mes esam vadovų komandos nariai ir mes dirbame su vadovais ir padedam jiem būti gerais vadovais, o ne esam dokumentų pildytojais. Ir kaip ir sakiau pradžioje, kas yra vakar diena, kas yra HRistas vakar dienos ar ne. Ir jeigu mes galvojame, kad tai jau ką, čia tai Inga sako, jau seniai mes to nebedarom, tai mes einam per organizacijas ir mes matom, kiek organizacijose dar daug ir ant personalo dedama darbų, kurie negali pasiekti tikro paskui savo tikslo ir negali būti konsultantais, sprendimų vadovams, pagalbos ieškotojais, o užsisuka rutininiai veikloj. Tai va ta žinutė, kad vadovam reikia padėti, o labai geras vakar ir paskutinis buvo pranešimas apie vadovus, mes iš bendrų lektorių, tai mes su Viktorija net pasiekam abidvi, tai vadinosi tamsieji herojai ir Daiva Povilaitė įvardino, sako, kad dauguma vadovų, tas skaičius buvo apie 40%, kad yra, Viktorija, pataisyk, jeigu suklysiu, bet turi psichopato savybių, narcisto ir
manipuliatoriaus. Taip. Bet tas šitų trijų dimensijų derinys pas šituo yra gana ryškus, stiprus, bet dar sveikame lygmenyje, bet pakankamai stipriai išreikštas. Ir mažiausiai trečdalis vadovų tokie yra ir mums jais reikia mokėti dirbti. Taip, bet labai gražiai buvo ir pasakyta, kad kada yra kritinės situacijos, kada yra laivo gelbėjimas, būtent jie išveda, nes jie turi labai stiprią lyderystę ir labai stiprų matymą. Tai ką reiškia, kad mes kasdieniai veikloje turime būti labai stiprus pagalbininkas šitiem vadovam ir padėti važiuoti. Ir taip pat Asta Mikalajūnienė labai gražiai tą temą kalbėjo apie emocinę gerovę, nes... Bet dar Ingutę pabaigiam vadovą ir... Tandemą. Vadovą ir personalistą, tada eisim jau prie emocinės gerovės. Viktorija, tu gal dar turi minčių? Mano mintis tai buvo apie tai, kad kartais tam, kad būtum lygiavertis partneris, turi išmokti lygiavertiškai parduoti savo idėjas, savo mintis, o tam, kad gebėtum parduoti, taip, aš sutinku, kad galima mokytis ten įgūdžių, technikų, bet kiek iš vadovų pusės girdžiu, kas jiem yra svarbu duomenys, konkretūs skaičiai, kokią tai turės įtaką veiklos rezultatam, norimam pokyčiui, bet aš kaip pagalvoju iš kitos pusės, tai turbūt dar yra labai susijęs su paties HR žmogaus drąsa rizikuoti. Nes visada, kai tu siūlai naują dalyką, nepramintą taką, vagą, yra rizika. Ir gebėjimas irgi tą riziką prisimti atsakomybę už ją, manau, irgi labai rodo tą brandą ir galimybę apskritai įgyvendinti projektą. Bet aš čia, žinai, Viktorija, iš karto gal tokį turiu labai gera tavo mintis ir tokį sprendimą, pasiūlymą. Juk mes neturim būti superherojai, kurie niekad neklysta, viską žino ir viską tobulai padaro. Ir galvoju, kad jau senai šnekam apie tai, kad tas toksai pažeidžiamumas ir mokėjimas pasakyti, kad aš kažko tai nežinau, mus įgalina eiti ir daryti. Tai pasakymas vadovui, kad žinai, aš matau tokius duomenis, aš matau tokias tendencijas, pas mus yra situacija tokia ir aš jaučiu, kad gali reikėti tokių ir tokių sprendimų. Aš nesu tikra, kad bus būtinai taip, kaip aš pasakiau, bet mes pasitarkim, pavystykim šitą temą, įtraukim daugiau vadovų, padiskutuokim apie tai, bet nepaleiskim, aš tikrai matau stiprius kažkokius signalus. Ir čia, aš galvoju, būtent čia yra mūsų rolė ir vaidmuo personalistų kelti paviršių, matyti organizaciją ir neatstot nuo tų vadovų, kaip Solveiga Grudienė pabaigoje sakė, turėti drąsos pardavinėti idėjas. Neatstot nuo jų, kol nors mes kažkiek nepajudėsim, kur aš pamačiau signalus. Nes mes tikrai labai dažnai ir daug personalistų, protingų žmonių, mes žinom daug, bet niekam čia nereikia. Tai tokio atkaklumo. Visiškai pritariu. Ir dar labai geras pavyzdys buvo iš konferencijos išsakytas Girtekos, jau minėtos personalo vadovės, kad visa vadovų komanda skaito tos pačias knygas. Tai tas bendro žodyno įvedimas, bendro vardiklio suradimas yra turbūt tai, apie ką turėtume šiandien kalbėti organizacijose. Ir Girteka tikrai rodo ypatingai gerą pavyzdį vadovų lygmenyje, kad jie skaito, kad jie mokosi visi vienam lygmenį. Ir tai tikrai nėra labai, kažkas tai kosmosas, kažkokia tai. Tiesiog einu ir darau. Gerai, einam prie emocinės gerovės, sveikatos, psichologinių dalykų dar gilyn neriam, nes šita konferencija irgi buvo apie tai. Inga, tai gal tu tada pratęsk. Tai iš tikrųjų labai gražiai tos tendencijos pasimato visą laiką konferencijose, nes mes organizacijos mažesnės, tos, kurios nespėjame kartu eiti žingsniai su tarptautiniam, pamatome, kad jos visada sugalvoja kažką naujo. Ir jausmas yra, kad ir vėl tu nespėjai tą traukinį šokti. Tik pasikabinai supynės, jau nebereikia jų ofise. Tik pastatei stalo futbolą, įsiprašei iš vadovo, kita tendencija, jau nieks nebežaidžia. Tai iš tikrųjų tendencija yra emocinė gerovė darbe ir ką daro organizacijos. Tai vėlgi atsiranda net atskiros programėlės darbuotojams,
kur mes suteikėme visą įmanomą pagalbą, darosi norma apmokėti darbuotojams psichologo konsultacijas, darosi norma klausti darbuotojo nuolatos apie jo emocinę savijautą, nebijoti apie tai kalbėti. Ir čia yra labai didelė organizacijos branda ir personalo branda, nes tau žmogus gali pasakyti, kad ne okei yra ir ką tu tada darysi su ta informacija, kaip tu su tuo tvarkysis. Tai labai gražiai buvo ir Danske banko pavyzdžiai, kaip jie tvarkosi ir kaip jie investuoja į tą žmogaus gerovę. Kaip pavyzdys visiškai Danske bankas pianiną pastatė darbuotojams poilsio kambaryje. Nesvarbu, ar tu grosi ar negrosi, svarbu, kad kažkas pagalvojo, kad galbūt tu norėsi tą daryti, pagalvojo už tave ir vėlgi pažiūrėjo, kad galbūt tau tai tiks ir tau duoda visas priemonės, kad tu ilsėtumės ir kaip kreipiasi viskas. Jeigu mes anksčiau dėjome tas poilsio zonas, darėme su mintimi, kad darbuotojai daugiau laiko leistų darbe ir kad jie norėtų būti, dabar mes kalbam jau apie kitką, mes dabar jau kalbam apie tai, kad mes tau padėsime tavo darbe ir mes tau padėsim užduotis atlikti ir mes rūpinamės tavimi. Tai man šita mintis labai patinka ir man turbūt labiausiai patinka iš tų papildomų naudų, ką bendrai mes per pastaruosius metus darėm, tai kad mes pradėm kreipti į žmogų ir jo gerovę emocinę. Ir aš galvoju, tiem, kas mūsų klauso ar nedalyvavo konferencijoje, aš pasakysiu, kad visos temos susijusios su emocinė gerovė buvo nemokamai transliuojamos per LRT mediateką, man atrodo. Ir pabandykit pasiieškoti, nežinau, ar jos yra, bet labai gali būti, kad jos ten dar liko ir bus galimybė pasižiūrėti. Tas pats Danske bankas, suteikia tokią galimybę visom organizacijom, kam aktualu apie tai pasižiūrėti. Viktorija, Zita, kaip jūs, kokias mintis išsinešė tą temą? Man labai patiko PeopleLinko iniciatyva, jų ta gerovės ambasadorė Deimantė Mikalauskė sukūrė savo individualų instrumentą organizacijoje, po truputį išgrynint tą visą emocinę sveikatą ir rasti priemonės, kaip gerinti. Tai čia irgi toksai atkreiptinas pavyzdys, kaip galima savo lėšomis, savo jėgomis organizacijai pasidaryti modelį, veikiantį instrumentą, kaip mes su tuo dirbsim, ne? Ir svarbiausia, ką ir Inga minėjo, tai klausti ir kalbėtis ir skirti tam laiko. Tas pats PeopleLinkas pasižiūrėjo žmonių produktyvumą, pasižiūrėjo jų apkrovimą ir rado to laiko, kurį darbuotojai darbo metu leis emociniai gerovėje, ne? Tai tam ir psichoterapeuto konsultacijai, ar sportui, ar dar kažkam, kuris galės tikrai atsijungti ir atsiriboti. Na ir tai vėl PeopleLinkas skaičiais paremtais duomenim patvirtino, kad tai tik padidino produktyvumą ir darbuotojų įsitraukimą ir pas juos komanda indikavo jau didelį perdegimą, tai padėjo subalansuoti vadovų komandą, o tai, kaip ir minėjau anksčiau, vėl lyderio tas rolės modelis padėjo ir kitiems nurimti ir susidėti viską į stalčiukus ir ramiai darbuotis. Dėkui. Ir galvojant vėlgi apie tą vakar dieną, kas yra organizacija personalo skyriui vakar dieną ir šiandieną dieną. Tai aišku, kad jeigu mes prašysime, kad mums dar ant viršaus pradėtų personalas ir emocinę gerovę matuoti ir vėlgi galvoti įrankius, ką mes nuimsim nuo personalo žmogaus, tai galbūt vakar diena yra tiesioginis rekrutinimas, kuris užima tikrai labai daug laiko. Gal nuimkim šitą dalį, pagalvokim, ką galim nuimti ir kas yra svarbu šiai dienai, į ką mes koncentruosimės ir turbūt nuolatos personalo procesai turi būti peržiūrimi ir ne tik organizacijos turi keistis ir personalo skyrius organizacijoje ir mes turime turbūt laikos nuo laiko sėsti su vadovu ir kalbėti, tai kur mes eisim, ką mes darysime 22 metais su savo skyriumi. Jo, nes labai gera, Inga, tavo mintis paliesta, Daniel Susskind, Oksfordo profesorius, irgi išsakė tokią mintį, kad nebedaryti to, ką gali padaryti mašinos. Viskas. Tai čia irgi yra toksai pasitikrinimas, pažiūrėto, ką mes darom, to, ką jau tikrai nebereikia mūsų galvų, protų ir rankų. Viktorija, tu tavo mintis apie emocinę gerovę? Per vieną kavos pertrauką mes su Inga priėjom prie vieno iš atstovų papildomų naudų. Ir
kažkaip įsikalbėjom, taip netikėtai ir sužinojom, kad jis atstovauja tam tikrą produktą. Ir aš tada kažkaip paklausiau, sakau, o koks, sakau, įvyko pokytis su rūpinimosi emocinė sveikata ir biudžetų skirtumų, va, iki pandemijos ir po pandemijos. Jis sako, prieš pandemiją iš viso tai net nebuvo įtraukta į organizacijų biudžetus, net nebuvo numatyta kaip toks veiksnys, kuris yra svarbus kultūroje. Tai aš labai džiaugiuosi šituo pokyčiu ir kad pandemija šito atveju davė tokį labai gerą pokytį organizacijom, tai atsisukti, tą stebėti, įtakoti ir suprasti, kaip tai tiesiogiai siejasi su darbo rezultatais. Mhm. Ir paminėjai, Viktorija, pandemija buvo iš tikrųjų ir pandemijos temo, ir hibridinio darbo organizavimo temos pandemijos kontekste arba nuotolinio darbo kontekste. Ir irgi labai buvo graži viena žinutė, kad kodėl darbuotojai turėtų norėti grįžti į biurą, ar ne? Mes ir dar šitą klausimą juk sprendžiame. Tai sukūrimas erdvės, jau dabar tikrai turbūt neužfiksavau, kuris skaitovas sakė, bet sukūrimas labai jaukios erdvės, dėl ko darbuotojas norėtų grįžti į biurą, dėl ko jam būtų pretekstas būti, nes jisai laiškus gali sėkmingai siųsti ir iš namų, jam nėra dėl to reikalo grįžti. Bet kaip sukurti vėl komandą, suburti ir kokią tu duosi pridėtinę vertę, dėl ko žmogus turėtų norėti būti tavo biure, ir tai irgi lygiai taip pat didelis iššūkis. Ir aš manau, kad dar labai mažai pagvildenta šita tema ir jinai tokia buvo labai paviršium praeitą konferencijoje, bet turbūt irgi, ką mes personalo žmonės jau sprendžiame kasdieną, kaip prisikviesti žmonės, ar ne, ir kaip padaryti hibridinį darbą, kaip adaptuoti tą darbą, kad žmonės norėtų visgi būti kartu kaip komanda. Merginos, labai fainas su jumis šnekėtis, bet laikas senka. Ir aš dabar paskutiniu klausimu noriu užduoti tokį, o ką toliau dar aš galiu sužinoti, ne? Nes aš nebejoju, kad kiekvieną iš mūsų savo konspektuose pasižymėjo, apie ką papildomai paskaityti, kokį žmogų pasiekti. Tai tiem, kas mūsų klauso, noriu paprašyti parekomenduoti, ar yra kažkokie žmonės, kalbėtojai arba šiaip šaltiniai, kuriais jūs irgi pačios ketinat pasidomėti ir manot, kad galėtų būti verta mūsų bendruomeniai. Tai kol jūs galvosit, aš iš karto pasakau savo du. Nes pasižymėjau. Tai man labai įdomus žmogus ir ekspertas HR ir trendų sudarinėtojas, tai Tom Hack, jisai pirmoji dienoje skaitė pirmą pranešimą ir kiekvienais metais jo institutas, tai hrtrendinstitute.com, galit irgi pasigūglinti, kam įdomu, kiekvieną lapkritį sudarinėja kitų metų tendencijas personalo valdyme. Ir dabar jis atskleidė 9 tendencijas ir LinkedIn'e tikrai pilna yra postų apie tas tendencijas, galit ir išsigūglinti. Bet lapkričio mėnesį bus pilnas sąrašas ir tiem, kam įdomu tendencijos, tai būtų gerai pasekti tą žmogų ir tą būtent puslapį. Ir kitas žmogus, tai yra lietuvis, man irgi labai imponuojantis, Vytautas Urusaitis, HR Analytic įkūrėjas ir vadovas. Ir jisai, Vytautas, čia dalinosi konferencijoje 9 mitais apie darbo užmokestį, apie darbo jėgą Lietuvoje ir tikrai paneigė tuos mitus, kad mes esame pigios darbo jėgos šalis ir kad mūsų atlyginimas susilygino su Europos Sąjunga, tai nei velnio taip nėra. Irgi Vytautą galit pasiekti LinkedIn'e, jisai kiekvieną mėnesį dalinasi informaciją apie tai, kokios tendencijos yra darbo užmokestį. Jų įrankis yra nemokamas Bifi Sodra, kur gali nemokamai pasilyginti savo įmonę su kitom įmonėm. Ir jie nuolatos edukuoja ir tikrai daug tą HR analitikos tema kalba. O vadovai pagal mūsų tyrimą sako, kad mum HRistam dar analitiko žinių trūksta ir tikrai reikia šitą raumenį stiprinti. Tai mano du tokie žmonės, kur galvoju, kad tikrai mum galėtų būti vertingi ir naudingi. Kaip jūs? Aš čia gal norėčiau papildyti, aš irgi dievinu Tom Hack ir seku jau nuo pat pirmų HR savaičių. Tikrai labai impozantiška asmenybė ir puikų turinį kuria, taip, visiems prieinama. Ką aš pasiėmiau iš konferencijos ir noriu pasidalinti personalistų bendruomeniai, kad taip, turim gilinti žinias personalo valdyme,
Bet mes, kaip ir Inga, Viktorija ir Giedrė minėjo, esam labai glaudus partneris su vadovu, aukščiausio lygio vadovu, taip. Tai va šitoj vietoj labai svarbu mums plėsti akiratį ir žinoti ekonomikos naujienas. Tai va, per HR savaitę buvo pasidalinta World Economics Forum prieiga ir jų visais pjūviais su patikimais šaltiniais, ką galima pasiimti nemokamai ir naudoti. Tai kokiam sektoriuje jūs dirbat, jūs vis tiek turite išmanyti tiek konkurentus, tiek visą bendrą rinkos ekonomiką, ne? Kur mes einam, kokios tendencijos. Tai aš rekomenduoju skaityti daugiau verslo žinių ir žinoti bendrą pasaulio situaciją, ekonomikos situaciją, kad galėtume lygiaverčiai diskutuoti ir kritiškai žiūrėti į verslo poziciją, į vadovo nuomonę ir atsinešti kažkokią pridėtinę vertę į savo organizaciją. Dėkui, Zita. Labai geras tas įrankis, man irgi patiko, dar nesusiradau, bet sakiau irgi pasinaršysiu. Pratęsiu, nes aš vieną iš sektinų dalykų irgi, Zita, pasižymėjau tą patį, būtent World Economics Forumo šitą įrankį, nes ir kas man suimponavo, kad buvo labai irgi sudėtas akcentas, kad tai yra atrinkti patikimi ir validūs šaltiniai. Tai, kad mes vadovautumėmės tikrai tikrą informaciją, ne paskolom, ne aišku kuo, bet tai, kas yra tikrai šios dienos kontekste patikima, ne? Daug yra nežinomybės, tad būkim realistai. Va. O kitas momentas, tai aš savo pasižymėjau knygą Daniel Pink, To Sell is Human, kaip būtina perskaityti iki šių metų pabaigos. Mane labai suintrigavo. O ką noriu rekomenduoti dar visiems, kurie nebuvo konferencijoje, bet labai širdimi norėjo joje dalyvauti, atsidarykit puslapį HR savaitės, pasižiūrėkit visus pranešėjus, įsikonektinkit LinkedIn. Pamatysit, kiek daug geros informacijos galėsit save papildyti, tiesiog dirbant eigoje. Labai gera mintis. Aš tai irgi padarysiu, nes tikrai ne visi kontaktuose pas mane. Dėkui, Viktorija. Inga. Ačiū merginos, paimėte ir išvardinat, žinot, kaip paskutiniam būna, kaip gerus dalykus. Bet sakykit taip. Taip, tai aš iš tikrųjų pritariu Viktorijai, kad man padarė įspūdį ir pavieniai lektoriai, iš tikrųjų nuostabi buvo Netflixo žmonių organizacijos vystymo vadovė, šviesus ant tiek žmogus, su tokiu pozityviu požiūrį, tokį tikrai didelį dalyką kaip žmonių valdymo organizacijai, tai rekomenduoju sekti Štefanę, aš irgi susikonektinu ir pažiūrėjau, galvoju, štai ko mums reikia, mums kartais reikia įkvėpimo ir gerų praktikų, kad kažkam pavyko, nes atsidarai įrankį, atrodo gal per sudėtinga, gal ne šiandien, rytoj pasižiūrėsiu. Tai aš galvoju, kad tie visi mūsų žmonės mums įkvėpia, kad viskas yra žmogiška ir padaro didžiulės organizacijos, padarysime tikrai be jokios abejonės ir mes. Tiesa. Dėkui, merginos. Aš matau, kad klausimų nėra, bet prisijungusių net virš 70, tai tikrai palėtėm, aš galvoju, aktualias temas ir mūsų pokalbis praturtino ar paugino mūsų bendruomenę. Tiem, kas prisijungė vėliau, žinokit, kad įrašas liks. Jį kelsim į YouTube, jis nebus pilnas, nes aš užmiršau įrašyti iš pradžių. Bet, tai pasitaiko. Tai va, ir galvoju, vis tiek pabaigai. Ką reziumuojant, paskutinį sakinį kiekviena. Tai man labiausiai patiko iš konferencijos ir apibendrinimas, kad žiūrėkime į žmonės ne kaip į resursą, o į kaip kapitalą. Kad mes turime kapitalą išlaikyti, kad turime kapitalą auginti. Taip, tai vat, kai pasikeis požiūris, kad tai nėra tik tais resursas, tai turbūt ir pradės organizacijose vykti kiti teisingi pokyčiai. Dėkui, Zita. O man iš konferencijos turbūt bendrai iš 2 dienų buvimo bendraminčių kompanijoje kilo tokia mintis, kad iš tikrųjų auginkime ir vieną kitą, dalinkimės ir nebijokime, nes
Na ir kas, kad kažkas padarys taip pat, kaip tu padarai, tai vis tiek kiekviena organizacija, kiekvienas žmogus nebus pakeis. Tai aš tai tikrai džiaugiuosi bendruomenė ir kviečiu būti stipresniem, atviresniem ir eiti drąsiai į kontaktą, nes kartu mes tikrai galime sukurti nuostabius dalykus, tik tai reikia jungtis mumis stiprią bendruomenę visom. Ir visiems. Tai pasitaisiu. Aš tokią esminę žinutę savo, net savo pačiai sakyčiau, įsinešiau, tai yra drąsiai eksperimentuoti. Bandyti ir klaidos tai rodo, kad aš einu, darau, mokausi ir padarysiu dar geriau. Tai linkiu tokio gyvenimo. O aš tai pasakysiu, kad pamirškit viską, ką čia sakėm, pažiūrėkit, kokia jūsų yra organizacija, kur esat jūs, kur esat vadovai ir pradėkit nuo ten, kur esat, daryti tai, ko jums reikia. Nes, tendencijos yra gerai, visi tie trendai, pavyzdžiai yra gerai, bet, kartais mes irgi labai pradedam lygintis ir galvot, kad, jiems tai gerai, mums čia be šansų. Tai mums tikrai yra šansų būti didesniais, negu buvom vakar ir, tiesiog reikia pradėti daryti. Manau, kad tiek. Ir galvoju, merginos, dėkui. Ir dar labai jaučiu pareigą pasakyti, kad kitą savaitę startuoja mūsų akademija. Ir tiem, kas norit giliau nerti, plačiau į HR visus vandenis, dar yra vietų ir tikrai spėsit prisijungti. Taip? Taip. Lauksim labai. Jo. Tai dėkui labai merginos, dėkui visiems, kas klausėt. Gražaus vasariško savaitgalio. Labai saulė šviečia ir gražu. Ir iki pasimatymo kitą penktadienį. Visą gerą. Visą gerą.